Visą savo gyvenimą jūs augote girdėdami tylų pažadą, kad karai Europoje yra praeitis, kad tankai kertantys sieną yra tik istorijos knygų tema. Tačiau šis pažadas baigėsi. Ir jis nesibaigė staiga, su trenksmu. Jis baigėsi pamažu. Čia jūros dugne perpjautas kabelis, ten pradingęs dronas, gamykla užsidegusi vidury nakties. Kol vieną dieną visas žemynas suprato tą patį, tuo pačiu metu. Rusija neišėjo, ji tiesiog pakeitė taktiką. O Europa, kuri 30 metų ardė savo kariuomenės, pabudo. Nuo apledėjusios sienos, nuo Baltijos šalių iki Vokietijos pramoninės širdies vyksta didžiausios persiginklavimo lenktynės, kokias žemynas matė nuo šaltojo karo laikų. Iš žemės kylantis 700 km ilgio betoniniai mūrai. Vokietijos milžinas, kuris kadaise treniravosi su šluotos kotu, dabar perka raketas, galinčias pasiekti Maskvą. Ir aljansas, kurį visi laikė mirusiu, įrodantis Baltijos lede, kad vis dar moka veikti kaip vienas. Per artimiausias minutės jūs suprasite šį lūžį per 4 skyrius. Pirmiausia, įtempčiausia pasaulio siena ir nematomo karo rūšis, kuri ten vyksta. Po to, kaip net sena supervalstybė, buvo užklupta netikėtai. Toliau Europos miegančio milžino pabudimas. Ir galiausiai įrodymas, kad vakarai, kai nusprendžia, vis dar gali įkasti. Ir klausimas, kuris viską sujungia, yra tik vienas. Ar Europa spės apsisaugoti laiku? Pradėkime atsakyti į šį klausimą būtent ten, kur pavojus realiausias – prie sienos su Rusija. Visai prie sienos su Rusija kažkas milžiniško kyla iš žemės. Eilės ir dar daugiau eilių betoninių piramidžių įkastų į žemę kiek tik akis užmato. Grioviai pakankamai gilus, kad prarytų visą tanką. Minų laukai, jutikliai paslėpti miške. Tai 700 km tokių įtvirtinimų kertant 3 šalis. Tai didžiausias gynybos projektas, kurį Europa stato nuo šaltojo karo laikų. Ir niekas nestato tokio dalyko šiaip sau. Niekas neužkasa 700 km betono savo pačių pasienyje, jei nebijo. Ko gali ateiti iš kitos pusės? Ir tada kyla klausimas, ko laukiama? Nes būtent čia viskas pasidaro keista. Jau 4 metus Rusija bando ir nesugeba užimti Ukrainos. 4 metai. Tai paaiškink man vieną dalyką. Kodėl būtent dabar Latvija, Estija ir Lietuva, 3 Baltijos šalis esančios šalia Rusijos, kasa apkasus taip skubiai, lyg priešų tankai pasirodytų jau rytoj ryte. Ir ką jie mato, ko mes nematome? Atsakymas į šį klausimą? Na tai daug daugiau pasako apie tai, kokio tipo pavojumi tapo Rusija. Ir kai suprasite, kas iš tikrųjų vyksta šiame pasienyje, į šią betoninę sieną žiūrėsite visiškai kitaip. Pradėkime pažvelgdami tiesiai į tikrąją padėtį šio karo. Nes yra milžiniškas skirtumas tarp to, kuo Rusija žadėjo būti, ir tuo, kuo ji tapo. Kai rusų tankai kirto Ukrainos sieną 2022-aisiais, planas buvo užimti sostinę Kijevą per kelias dienas. Tai turėjo būti greita. Tai turėjo būti lengva. Tai turėjo parodyti pasauliui antros pagal dydį armijos planetoje galę. Praėjus 4 metams ši armija įstrigusi. Ukraina ne tik atsilaikė, bet ir šiais metais susigrąžino dalį teritorijų. Metų pradžioje, pirmą kartą nuo 2023-ųjų, ukrainiečiai per visą mėnesį atgavo daugiau teritorijų nei prarado. Rusija kasdien netenka apie 1000 karių. Ir šarvuotųjų trūksta taip stipriai, kad pergalės paradas Maskvoje, kuris skirtas parodyti visą karinę galę, šiemet praėjo beveik be jokių tankų prospekte. Armijai, kuri žadėjo užimti Ukrainą per savaitę, tai daug ką pasako. Dabar kol kas įsidėmėk šį vaizdą.
Nes būtent čia beveik visi padaro skubotą išvadą. dauguma galvoja, Jei Rusija vos juda į priekį Ukrainoje, vadinasi, ji nebegali būti tikra grėsmė. ir būtent čia slypi klaida. Ar įklimpusi armija pasiduoda? Taip. Gali būti, kad armija pasiduos. Bet režimas, kuris viską pastatė ant karo, ne. Pagalvok apie situaciją, į kurią Vladimiras Putinas pateko. Jis pavertė šį karą pačia vyriausybės egzistavimo priežastimi. Jis privertė visą ekonomiką suktis aplink ją. Jis pasiuntė 100 000 vyrų į mirtį. Vadovas tokiamis sąlygomis negali tiesiog ateiti pas savo šalį ir pasakyti: žiūrėkit žmonės, viskas buvo veltui. Maniau, kad geriau sustoti. Sustoti jam yra pavojingiau nei tęsti. Taigi, jei priekinės durys uždarytos, jei įsilaužimas jėga nebeveikia, kas lieka? Lieka galinės durys. Ir čia viskas tampa pavojingiau, nes į kampą įspraustas priešas netampa nepavojingas, jis tampa dar labiau nenuspėjamas. Tiesa ta, kad priešas, kuris vis dar turi daug ką prarasti, tas pagalvoja 2 kartus. O tas priešas, kuris jaučia, kad praranda viską, pradeda daryti dalykus, kurių anksčiau nenaudotų. Spaudimas, į kurį pateko Rusija, nepašalino pavojaus. Jis tik pakeitė to pavojaus formą, pakeitė tanką, kuris ateina iš priekio, į kažką daug sunkiau pastebimo ir daug sunkiau įveikiamo. O ar žinote, kas praktiškai yra šios galinės durys? Leiskite papasakoti jums tikrą istoriją, nutikusią Baltijos jūros dugne. Per kūčių vakarą senas naftos tanklaivis iš tų, apie kuriuos niekas tiksliai nežino, kam jie priklauso, plaukė per Baltijos jūrą. Po juo jūros dugne ėjo elektros kabelis jungiantis Suomiją su Estija. Ir plaukdamas šis laivas tempė savo inkarą jūros dugnu. Ne kelis metrus, o daugiau nei 10 kilometrų. Inkaras suplėšė jūros dugną, kaip peilis ir perkirto elektros laidą. ir ne tik šitas. Nupjovė ir ryšio laidus. Suomija konfiskavo laivą. Ir tada atėjo pati atskleidžiamiausia visos istorijos dalis. Šis laivas priklausė slaptam Rusijos laivynui. Garsusis šešėlinis laivynas. Krūva senų naftos tanklaivių, kurių savininkai oficialiai nežinomi ir kuriuos šalis naudoja 2 nešvariems darbams. Vienas – apeiti sankcijas ir slapta parduoti naftą. O kita mes dabar tik sužinome – padaryti žalos jūros dugne. Tačiau kai byla pasiekė teismą, teismas įgagulą paleido. Jiems nepavyko įrodyti, kad tai buvo tyčia. Ir būtent čia slypi pavojus. Žiūrėk, žala yra tikra. Laidas buvo nukirptas, energija buvo atjungta. Nuostoliai buvo tikri, bet kaltė, kam ji priklauso? Tai beveik neįmanoma pasakyti. Ar tai buvo diversija, ar tiesiog blogai pritvirtinta inkaras? Niekada negali įrodyti. Ir tai nebuvo pavienis atvejis. Buvo bent 11. Tokie incidentai Baltijos jūroje įvyko bent 11 kartų. Kabeliai buvo nukirpti vienas po kito, visada tokiu pačiu būdu. Visada neįmanoma įrodyti, tai yra karas. Bet tai karas sukurtas taip, kad niekada neatrodytų kaip karas. Ir yra labai konkreti priežastis, kodėl jis taip sukonstruotas. Todėl yra riba, kurios Rusija negali peržengti. Ir ši riba turi pavadinimą – 5 straipsnis. Tikriausiai jau žinote šią taisyklę. Ataka prieš NATO šalį yra ataka prieš visas iš karto. Taigi, jei Rusija įsiveržtų į Estiją su tankais, ji susidurtų ne tik su Estija. Ji susidurtų su Jungtinėmis valstijomis, Vokietija, Prancūzija, visų pasaulių iš karto. Tai toks karas, kurio niekas nenori pradėti. Taigi, Rusija apskaičiuoja. Atvirai įsiveržti su tankais reikštų 5 straipsnio aktyvavimą ir visas pasaulis stotų prieš ją. Bet nukirpti povandeninį kabelį, paleisti droną, kuris pasiklydo kelyje, arba tyčia stumti minias imigrantų prie sienos, kad perkrautų kaimyninę šalį. Ne vienas iš šių dalykų nėra pakankamai aiškus, kad būtų galima pritaikyti taisyklę. Tai žala be parašo. Tai karas, kuris vyksta po riba. Ir jei manote, kad kirsti kabelį ar paleisti droną jau yra žemas smūgis, palaukite, bus dar blogiau. Nes pats apgalvotiausias smūgis atėjo ne iš jūros gelmių. Jis buvo pasirašytas rašikliu ant oficialaus popieriaus. Šių metų gegužę Vladimiras Putinas pasirašė naują įstatymą.
Ir šis įstatymas nusipelno viso jūsų dėmesio. Nes ji yra pavojingiausia figūra Šioje visoje lentoje. Įstatymas leidžia Rusijai naudoti karinę jėgą, kad apsaugotų Rusijos piliečius užsienyje. Rusai, kurie yra įkalinti, teisiami arba persekiojami kitų šalių teismų. Atrodo biurokratiška, žinau, bet atkreip dėmesį, ką tai iš tikrųjų reiškia. Latvijoje yra apie 40 000 Rusijos piliečių, o Estijoje daugiau nei 80 000. Pagal naująjį įstatymą, jei bet kuris iš jų bus suimtas ar patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, net jei tam yra visiškai pagrįsta priežastis, Rusija pasilieka teisę siųsti kariuomenę tam žmogui apsaugoti. Jūs ką tik pamatėte invazijos pasiteisinimą, kuris yra kuriamas jūsų akise. Ir tai nėra teorija. Tai yra lygiai tas pats pateisinimas, kurį Rusija naudojo įsiverždama į Gruziją 2008 metais. Tai tas pats pateisinimas, kurį ji naudojo užimdama Krymą iš Ukrainos 2014 metais. Mes tik giname savus. Šis pasiteisinimas jau suveikė 2 kartus, o dabar Putinas pavertė jį įstatymu. Jis laikė jį stalčiuje, laukdamas dienos, kai bus patogu panaudoti. Tai einam. Sujunkime dalis, nes būtent čia visas planas išryškėja. Pažiūrėk į kiekvieną dalyką atskirai. Nukritęs dronas – tai incidentas. Perkirstas kabelis – tai avarija. Naujas įstatymas – tai tik popierius. Kiekviena atskirai atrodo kaip menkniekis. Lengva nepaisyti. Bet visos 3 kartu, tame pačiame pasienyje, tais pačiais metais – tai neatsitiktinumas. Tai yra planas. Ir plano paslaptis yra tokia, kiekviena dalis stumia ribą. Tik truputį. Ne viena iš jų, viena pati, nėra pakankamai didelė, kad pradėtų karą. Dabar pasakyk man, jei būtum Latvija, Estija ar Lietuva, mažos šalis, kurių pasienyje yra Rusija, ar tu sėdėtum sudėjęs rankas ir lauktum, kuri iš jų taps paskutiniu lašu? Žinoma, kad ne. Ir būtent dabar ta betono siena, kurią matėme vaizdo įrašo pradžioje, pagaliau įgauna prasmę. Tas betono piramidės, kurias tau parodžiau pačioje pradžioje, nėra užgaida. Jos yra atsakymas. Tai 3 betono eilės. Jos taip arti viena kitos, kad ne vienas tankas, ne viena šarvuota transporto priemonė negali pravažiuoti tarp jų. Už jų gravys skirtas sustabdyti tankus. Minų laukai 700 km to, jungiančio Baltijos šalis su Lenkija. Tai didžiausia fortifikacijos linija, kurią Europa stato nuo Šaltojo karo laikų ir planuojama viską užbaigti iki 2028 metų. Tačiau čia yra svarbi detalė. Daugelis mano, kad tai tik dar viena statiška siena, kaip tos, kurios buvo naudojamos Antrajame pasaulinėme kare ir kurias vokiečiai tiesiog apeidavo. Baltijos linija yra kitokia. Tai apgalvotas spąstai. Betonas nėra skirtas vien tik sustabdyti priešą. Jis egzistuoja tam, kad priverstų tankus, kurie juda viena eile, padaryti vieną dalyką – išvažiuoti iš tiesios linijos. Nukrypti, sulėtinti tempą, prasisprausti pro siaurą praėjimą. Ir tas praėjimas veda tiesiai į ginklų taikiklį. Už sienos laukia ilgo nuotolio raketų paleidėjai, kurie pataiko į taikinį net už 300 km. Kitaip tariant, betonas nesustabdo tanko. Betonas išduoda tanką. Tačiau betono siena yra tik pusė atsakymo, nes betonas pats nešaudo. Ir čia prasideda stipriausias vakarų ėjimas. Žiūrėkite. Tuo pačiu metu, kai betonas kyla pasienyje, NATO perkelia žmonės. Daug žmonių. Yra visas armijos korpusas, kuris buvo Vokietijos mieste, vadinamame Münsteriu. Šis korpusas šiemet bus perkeltas perimti karinę vadovybę Estijoje ir Latvijoje. O korpusas tai nesmulkmena. Tai vadovavimo struktūra, galinti vadovauti maždaug 50 000 karių ekstremalios situacijos metu. Iki šiol visa Baltijos šalių gynyba buvo koordinuojama vienu vadavietės, esančios Lenkijoje. Turėdama šią antrąją vadavietę, NATO padvigubino reagavimo pajėgumus regione. Pareigūnas šią idėją apibūdino terminu masė su greičiu. Ir tai svarbu dėl žiaurios geografinės priežasties. Baltijos šalys yra mažos. Jie neturi kur atsitraukti.
Jei Rusija užpultų, nebūtų laiko galvoti. Gynyba turi būti paruošta iš anksto. Taigi, betonas sulaiko priešą, laimi brangias minutės, o armijos korpusas panaudoja tas minutės atsakymui. O jūroje vakarai pradėjo nuolatinę jūrų misiją būtent tam, kad stebėtų tą šešėlinį laivyną, kuri kirto kabelius. Kaip matote, vakarai perprato šį manevrą. Suprato, kad grėsmė pakeitė formą ir vakarai pradėjo veikti dviem frontais – sausumoje ir jūroje. Taigi, viskas išspręsta, tiesa? Būtų gerai, jei tai būtų, bet atsakymas nėra toks paprastas. Čia slypi tikroji šios istorijos įtampa. Nes ta siena bus baigta tik 2028-aisiais. Ir net jei ji būtų baigta rytoj, yra vienas dalykas, kurio betonas nesustabdo. Yra viena detalė, kuri pakeičia viską. Tas nukirstas kabelis jūros dugne teismas paleido įgulą. Dronai, kurie skraido virš sienos, visada yra navigacijos klaida. Įsiveržimo įstatymas kalba apie piliečių apsaugą. Ar pastebi, ką visos šios dalykai turi bendro? Nė viena iš jų nėra pakankamai aiški, kad kas nors galėtų parodyti pirštu ir pasakyti, tai yra ataka, atsakykime. Ir būtent čia slypi tikrasis Rusijos taikinys. Tai nėra Baltijos šalių teritorija. Tai yra kur kas sunkiau apginti betonu. Tai yra vakarų valia reaguoti. Pagalvokite, kaip veikia 5 NATO straipsnis. Jis galioja tik tol, kol visi juo tiki. Ta diena, kai Rusija nukirs kabelį ir Europa suabejos. Paleis droną, o Europa svarstys, ar tai skaičiuojasi ar ne ir naudos įstatymą, kad siųstų karius. Ir pusė aljanso pasakys, palaukit, nepradėkime karo dėl to. To dieną 5 straipsnis taps bevertis popierius. Nė vienam tankui neiššovus nė vieno šūvio. Ir žiūrėk, tai nėra prielaida, tai ką tik įvyko. Gegužės pabaigoje, per vieną iš tų naktų, kai Rusija paleido daugiau nei 200 dronų prieš Ukrainą. Vienas iš jų peržengė sieną ir nukrito. Rumunijoje. NATO šalis. Tai buvo Geran 2, rusiškas dronas prikrautas sprogmenų. Jis pataikė į daugiabutį Galaci mieste, rytinėje šalies dalyje ir sprogo ant stogo. 2 sužeistieji. Ir pirmą kartą pastatas, kuriame gyvena paprasti žmonės, buvo pataikytas NATO teritorijoje. Ir žinai, kas nutiko po to? Atsakymas parodys tau, kaip iš tikrųjų veikia šis karas. Rumunija ore turėjo naikintuvus, turinčius leidimą numušti droną. Ir vis tiek jis prasprūdo. Rumunijos valdžios institucijos teigia, kad dronas galėjo nukrypti nuo kurso po to, kai buvo pataikytas ten, Ukrainoje. Ar tai buvo tyčinė ataka, o gal tai buvo karo nelaimingas atsitikimas? Ar pastebite čia dėsningumą? Mes užduodame tuos pačius klausimus. Negalima tiksliai pasakyti, kas įvyko arba kas surengė ataką. Tačiau Rusijos dronas sužeidė žmonės NATO teritorijoje. Tai yra faktas. Ir žinote, koks buvo aljanso atsakymas? Ne. Jie neaktyvavo 5 straipsnio. Jie nereagavo kariniu būdu. Jie pasinaudojo 4 straipsniu, kuris iš esmės reiškia: susirinksime ir apie tai pasikalbėsime. Tada jie iškvietė Rusijos ambasadorių. Jie išplatino griežtą pareiškimą, smerkiantį neapdairumą. Ir viskas. Pagalvok, ką tai signalizuoja Rusijai. Kad galima pataikyti į pastatą NATO teritorijoje, sužeisti žmonės, o atsakas bus tik susitikimas. Raudonoji linija buvo peržengta. Ir nieko rimto neįvyko. Kiekvieną kartą, kai tai pasikartoja, kitą kartą tampa lengviau. Tai, kas buvo neįsivaizduojama, tampa tik dar viena naujiena. Tampa nauja norma. Ir būtent taip, žingsnis po žingsnio, Rusija užėmė Krymą 2014 metais. Niekada nepradėdama didelio karo. Tai yra tikrasis karas. Jis ne dėl sienos, o dėl abejonės. Tiesa ta, kad Rusijai nereikia nugalėti vakarų mūšio lauke. Jei tai reikia, kad vakarai su kiekvienu incidentu vis labiau dvejotų, kad dar labiau susiskaldytų, kad dar labiau suabejotų, ar verta ginti mažą ir tolimą šalį. Kol vieną dieną pažadas ginti Baltijos šalis bus taip iš vidaus suėstas, kad niekas juo daugiau nebetikės. Nei Rusija, nei pačios Baltijos šalys. Ir būtent dėl to ta siena dabar ir kyla. Akmenį po akmens. Betonas ant betono.
Baltai žino, kad vien betonas šio karo nelaimės. Tačiau jis siunčia žinutę, kurios jokie dronai negali ištrinti. Čia mes tai vertiname rimtai, čia abejonė neįsileidžiama. Tikroji grėsmė niekada nebuvo tankas, kuris pranešamas pasienyje prieš kelis mėnesius. Tai yra smūgis, kuris ateina apsimetęs nelaimingu atsitikimu. Baltijos šalys nesigina nuo vakarykščio karo, nuo tankų ir sienų karo. Jie ruošiasi rytojaus karui, kuris nenori užimti žemės. Iš tikrųjų jis nori palaužti vakarų valią priešintis. Ir kad niekas dar nesugeba įrodyti, kad tai egzistuoja. Karas tarp Jungtinės karalystės ir Rusijos jau prasidėjo. Ne, aš neperdedu. Tai nėra prognozė. Tai, ką patys Didžiosios Britanijos žvalgybos vadovai jau mėnesius viešai pripažįsta. MI5 vadovas. Tarnyba, kuri vykdo kontržvalgybą Jungtinėje karalystėje, aiškiai pasakė, kad Rusija yra pasiryžusi sukelti chaosą ir sunaikinimą Didžiosios Britanijos gatvėse. Tuometinis MI6 vadovas Richardas Mooras, britiškojo CŽV atitikmens vadovas, atsakingas už šnipinėjimą užsienyje, buvo dar tiesmukiškesnis. Rusijos žvalgyba, jo žodžiais tariant, išprotėjo. Ir Jungtinės karalystės ginkluotųjų pajėgų vadas prisipažino interviu, kad dabartinė situacija yra pavojingesnė nei bet kada per visą jo karjerą. Tik šis karas nėra tas karas, kurį jūs įsivaizduojate. Jame nėra tankų kertančių sienas. Žinia pasirodo vakaro žiniose. Ji vyksta tiesiai po mūsų nosimi, tyliai. Ir būtent dėl to tai veikia. Būtent todėl 2026 m. balandį Jungtinė karalystė padarė tai, ko niekas nemanė, kad vėl nutiks. Po daugiau nei 2 dešimtmečių praleistų stalčiuje Londonas ištraukė slapčiausią Didžiosios Britanijos vyriausybės dokumentą. Planą, kuris per visą šaltąjį karą turėjo tikslias instrukcijas, kaip per kelias savaitės paversti visą šalį karo mašina. Jo pavadinimas – Vyriausybės karo knyga. Ir faktas, kad jis dabar būtent šiuo momentu sugrįžta, yra oficialus pripažinimas, kad Londonas bandė bet kokią kainą nuslėpti. Taikos era baigėsi. Remiantis rizikos konsultacijų bendrovės Dragonfly surinktais duomenimis, vien tik 2025 metais įtariami Rusijos hibridiniai išpuoliai Europos teritorijoje jau spalio mėnesį viršijo visų 2024 metų bendrą skaičių. 2025 metų rugsėjį įvyko iki šiol blogiausias incidentas. Rusijos dronų spiečiai praskrido virš Lenkijos. Tuo pačiu laikotarpiu Rusijos kariniai lėktuvai pažeidė Estijos, Rumunijos, Danijos ir Norvegijos oro erdvę. Tai buvo momentas, kai NATO ir Rusija buvo arčiausiai tiesioginio susidūrimo nuo šaltojo karo laikų. Tačiau, kadangi ne vienas iš šių incidentų atskiras nebuvo pakankamai rimtas, kad pateisintų karinį atsaką, Europa galiausiai tik protestavo. Dabar, jei tai yra taisyklė visoje Europoje, kasgi vyksta šalyje, kuri nuo 2022 metų viešai labiausiai priešinosi Putinui? Kino verta šio naujo konflikto istorija. Prasideda ketvirtadienį, 2026 metų balandžio 9 dieną. Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Jonas Hillis surengė neeilinę spaudos konferenciją Downingo gatvėje, Jungtinės karalystės vyriausybės būstinėje. Jis įeina vilkėdamas tamsiu kostiumu, santūria kaklaraiščiu ir pradeda kalbėti santūria, kontroliuojama balsu, kaip žmogus, kuris žino, kad tuoj paskelbs stulbinamą žinią. Ir aš atskleidžiu neseniai Rusijos įvykdytos karinės operacijos detalės. Ir darydamas tai, aš tai darau tam, kad atskleisčiau nuolatinę Rusijos veiklą, kuri kelia grėsmę mums Jungtinėje karalystėje. Ir pabrėžčiau mūsų nuolatinį pasirengimą reaguoti. Hillis pasakoja, kad daugiau nei mėnesį 3 Rusijos povandeniniai laivai tyliai veikia po šaltų Šiaurės Atlanto vandenynu į šiaurę nuo Jungtinės karalystės. Vienas iš jų buvo Akula, branduolinis puolamasis povandeninis laivas, vienas didžiausių, kokius turi Rusija. Tačiau, pasak Britų žvalgybos, Akula buvo tik masalas.
Tikrasis operacijos tikslas buvo tie kiti du. Tie kiti du buvo povandeniniai laivai iš Rusijos padalinio vadinamo Gudi, pagrindinės giluminio vandens tyrimų direkcijos. Tačiau pavadinimas tėra priedanga. Iš tikrųjų, šie povandeniniai laivai turi vienintelę funkciją, kurią paprastais žodžiais įvardijo Hylis. Taikos metu žemėlapiuoti povandeninę infrastruktūrą, o konflikto metu ją sabotuoti. Ir žinote, ką jie žemėlapiavo? Kabelius. Povandeninius kabelius. Tie šviesolaidiniai kabeliai, kurie driekėsi vandenyno dugnu, jungdami Jungtinę karalystę su likusiu pasauliu ir kuriais, patikėkite, perdodama 99% viso tarptautinio ryšio pasaulyje. Jūsų pokalbiai per WhatsApp, jūsų banko operacijos, jūsų vaizdo skambučiai, visas interneto turinys, viskas. Jei šie kabeliai būtų nutraukti, Jungtinė karalystė ne tik prarastų prieigą prie interneto, ji prarastų prieigą prie pasaulinės finansų sistemos ir karinio ryšio, o kartu sutriktų pats modernios ekonomikos veikimas. Britų operacija stebėti rusus buvo milžiniška. Buvo atlikta 450 patruliavimo lėktuvų skrydžio valandų, 1000 jūrmilių, kurias įveikė Britų fregata ir Norvegų sąjungininkai. Ir 500 Britų karių. Dalyvavo dieną ir naktį, ištisas savaitės, sąlygomis, kurias pats Hylis apibūdino kaip itin sudėtingas ir klastingas. Ir kai rusai pagaliau atsitraukė, ministras specialiai pasiuntė viešą žinią. Tiesiai, be užuolankų. Žiūrėdamas į kameras, jis pasakė: prezidentui Putinui sakau, mes jūs matome. Matome jūsų veiklą prie mūsų kabelių ir naftotiekių. Ir bet kokie bandymai juos sugadinti nebus toleruojama ir turės rimtų pasekmių. Tai toks sakinys, kuris prieš 5 metus skambėtų kaip filmo scenarijus. Šiandien tai yra oficialus Didžiosios Britanijos vyriausybės pranešimas, tačiau povandeniniai laivai Gudžidžiai yra tik vienas iš šio karo ginklų. Kitas ginklas yra visiška jų priešingybė. Jis nekainuoja milijardų, nereikalauja karinio paruošimo, nereikia slaptos technologijos. Ir būtent dėl to ji gali būti dar pavojingesnė. 2025 m. spalį Britų teisėjas nuteisė vaikiną vardu Dylanas Earlas 21 metų amžiaus 17 metų kalėjimo. Earlas nebuvo šnipas, neturėjo karinio pasirengimo, nebuvo rusas, jis buvo tik smulkus narkotikų prekeivis iš centrinės Anglijos, kuris buvo nepatenkintas savo gyvenimu. Jis ieškojo, kaip pats sakė psichiatrui, naujos pradžios. Jis rado tą naują pradžią per anoniminį Telegram kanalą, vadinamą Private Private Bot. Šį kanalą valdė su Wagner grupuotė susiję operatyvininkai, garsi Rusijos samdinių milicija, o šis kanalas kvietė europiečius prisijungti prie pasipriešinimo prieš Ukrainos sąjungininkus. Sutartis buvo paprasta. Užduotis apmokama kriptovaliuta, be veido, be vardo, be parašo. Ehlai sučiku. Jis gavo 5000 eurų kriptovaliuta. O 2024 metų kovo mėnesį jis ir bendrininkas padegė sandėlį rytų Londone. Sandėlis priklausė ukrainiečių porai, kuris siuntė Starlink terminalus kariams Ukrainoje. Nuostoliai viršijo 1 milijoną svarų. Ir štai čia yra esminis momentas. Earlas nebuvo vienintelis atvejis. Jis buvo modelio dalis. Modelio, kurį vakarų žvalgyba vadina sabotažo Uberiu. Užuot metus mokė profesionalius agentus, Rusija dabar tiesiog perduoda nešvarų darbą kitiems. Jis samdo pigius nusikaltėlius, per Telegram moka kriptovaliutą ir daugiau niekada nepasirodo. Jei žmogus yra sučiuptas, Rusija viską neigia. Jei pavyksta, niekas negali įrodyti, kas davė įsakymą. Pasak Britų strateginių studijų instituto, daugiau nei 50 diversijų Europoje nuo 2020 iki 2025 metų vidurio vyksta pagal tą patį modelį. Tai buvo gaisrai prekybos centruose Varšuvoje, gaisrai autobusuose Prahoje, išpuoliai prieš logistikos centrus visame žemyne. Viskas buvo organizuota per žinutės Telegrame, įvykdyta vietinių nusikaltėlių. Apmokėta skaitmeninė valiuta. Bet čia prasideda tikrai bauginanti šios istorijos dalis.
Nes šis nematomas karas nepaliečia tik nežinomų sandėlių rytų Londone. Jis pasiekia net Didžiosios Britanijos vyriausybės viršūnės. Pasak neseniai paskelbtos ataskaitos, kurią parengė Karališkasis Jungtinių tarnybų institutas, gerbiamiausias Jungtinės karalystės gynybos tyrimų centras, su pačiu ministru pirmininku Keiru Starmeriu susijusios nuosavybės tapo įtartinų su Rusija siejamų gaisrų taikiniais. Rusijos diplomatai buvo užklupti bandant patekti į riboto patekimo Didžiosios Britanijos parlamento zonas. O su Rusija susiję Telegram kanalai buvo pagauti kurstantis londoniečius vykdyti smurtinius išpolius prieš mečetes. Britų žvalgybos teigimu, tai buvo bandymas iš vidaus sugriauti šalies socialinę struktūrą. O kai Jungtinė karalystė bandė reaguoti, parodyti jėgą, parodyti, kad daugiau to nebetoleruos pasyviai, rezultatas buvo pažeminantis. 2026 m. kovo 26 d. ministras pirmininkas Keiras Starmeris paskelbė iškilmingą pranešimą. Jis pareiškė, kad nuo tos dienos Britanijos karališkajam laivynui leidžiama stabdyti ir sulaikyti vadinamosios vaiduoklių flotilės Rusijos naftovežius. Tai daugiau nei 1000 senų, be aiškios vėliavos laivų tinklas, kurį Rusija naudoja naftai parduoti, apeidama vakarų sankcijas. Tai buvo agresyvus žingsnis. Tai buvo atsakas. Tai buvo žinutė. Ir žinai, kas nutiko po to? Nieko. Pažodžiui, nieko. Per kelias ateinančias savaitės keli Rusijos naftos tanklaiviai ramiai kirto Lamanšo sąsiaurį. Vienas iš jų buvo lydimas Rusijos karinio jūrų laivyno fregatos, ginkluotos priešlaivinėmis raketomis. O ar žinote, ką Britanijos karinis jūrų laivynas sugebėjo pasiųsti palydėti? Paprasto pagalbinį tanklaivį. Be ginkluotės, be puolamosios galios. Daily Telegraph laikraščio reporteris, kuris nušvietė įvykį, turėjo išsinuomoti 12 metrų žvejybinį laivą, kad galėtų filmuoti, nes nebuvo nė vieno britų karinio laivo. Didžiosios Britanijos generalinis prokuroras Lordas Humphreys būtų sustabdęs operaciją, bijodamas pažeisti tarptautinę jūrų teisę. Kitaip tariant, Jungtinė karalystė viešai leido, bet viduje viską sustabdė. Ne vienas rusų laivas nebuvo sulaikytas. Joks krovinys nebuvo konfiskuotas. Nieko. Nieko. Bet blogiausia buvo ne pati nepavykusi operacija. Blogiausia buvo reakcija. Pasaulis pradėjo juoktis. Donaldas Trumpas interviu metu Britų laivyną pavadino žaislais. JAV gynybos sekretorius Pitas Haksetas atvirai išjuokė didžiąją ir galingąją karališkąją laivyną. O Londone Britų generolai tyliai pradėjo pripažinti tai, ką daugelį metų bandė nuslėpti. Jungtinės karalystės kariuomenė šiandien yra mažiausia per pastaruosius 200 metų. O Britų karinis jūrų laivynas, kuris 300 mečius valdė pasaulio vandenynus, šiandien net nesugeba uždaryti nė savo paties sąsiaurio. Ir čia slypi problema. Nes Jungtinė karalystė pastaruosius 30 metų mažino gynybos išlaidas, pardavinėjo karinę įrangą kaip metalo laužą, uždarinėjo bazes, atleido karius. Britų elitas tikėjo beveik religiniu įsitikinimu, kad taika yra galutinė žmonijos būsena. Tai buvo išskaičiavimas. Ir kaip jau turbūt supratote, tai buvo apsiskaičiavimas. Ir čia mes prieiname prie tos karo knygos, kurią minėjome pradžioje. Nes būtent šiame kontekste povandeniniai laivai šnipinėjo kabelius, nusikaltėliai buvo verbuojami per Telegram, ministras pirmininkas, kurio namai degė, karinis jūrų laivynas buvo žeminamas. Kad Jungtinės karalystės ginkluotųjų pajėgų vadas, aviacijos maršalas Richardas Knightonas, pagaliau paskelbė pranešimą. Gynybos konferencijoje Londone 2026 m. balandį jis patvirtino, karo knyga sugrįžta. Šis dokumentas buvo sukurtas per Pirmąjį pasaulinį karą ir nuolat atnaujinamas iki Sovietų Sąjungos žlugimo. Jis turi 16 skyrių ir su obsesiniu tikslumu aprašo, kaip pakeisti visą Jungtinę karalystę. Miestus, gamyklas, ligoninės, turgus, ryšių sistemas – viską. Iš taikios civilinės visuomenės į karo sąlygomis gyvenančią visuomenę. Visiškai. Per nedaugiau kaip 28 dienas. Tačiau senoji šaltojo karo versija buvo parašyta galvojant tik apie dvi grėsmes – sovietų invaziją ir branduolinį karą.
O naujoji versija, kuri rašoma būtent šiuo metu, turi susidurti su priešu, kuris puola taip, kaip niekas neįsivaizdavo 1989 metais. Po vandeniu einantys kabeliai yra kertami, elektros tinklai įsilaužiami, narkomanai verbuojami per Telegram, dronai pažeidžia Europos oro erdvę, o dezinformacija socialiniuose tinkluose plinta kaip ugnis. Naitonas apibendrino šį lūžį viena fraze, kuri dar daugelį metų bus antraštėse. Britų strategija nebėra gynyba. Dabar tai atsparumas. O pasak jo, atsparumas reikalauja įtraukti visą visuomenę, ne tik kariuomenę. Ant popieriaus tai gražu, bet yra problema. Nesitraukti visą visuomenę. Reikia išteklių. O Jungtinė karalystė po 30 metų. Mažinusi gynybos išlaidas, dabar yra labai prastoje padėtyje, kad galėtų pradėti. Skaičiai yra žiaurūs, bet kad įsivaizduotumėte, Didžiosios Britanijos kariuomenė šiandien turi apie 70 000 nuolatinių karių. Tai mažiausias dydis per daugiau nei 200 metų. Kaip jau matėme, Didžiosios Britanijos karinis jūrų laivynas vos sugeba patruliuoti savo vandenyse. O gynybos biudžetas, kuris didinamas etapais, iki 2035 metų pasieks 3,5% BVP. Tai didžiausias padidėjimas nuo Šaltojo karo laikų. Tačiau realiai lėšos pradės pasiekti biudžetą tik nuo 2027 metų. Ir čia prieiname prie klausimo, kuris kelia šiurpą Didžiosios Britanijos generolams. Prie klausimo, kurio Londone niekas nebegali ignoruoti. Ar spėsime atkurti kariuomenę, kuri buvo sunaikinta per 30 mečius priešui nusprendus pulti iš tikrųjų? Jungtinė karalystė vėluoja. Ir pasak pačio ginkluotųjų pajėgų vado, pasivyti Europą dabar bus skausminga. Galbūt tikrasis pokytis slypi ne povandeniniuose laivuose, ne įstatymuose, o žmonių galvose. Visą savo gyvenimą augome tikėdami, kad taika yra natūrali būsena, o karas, jis buvo išimtis. Dabar taip nebėra. 2026 m. sausį atominės energetikos mokslininkų biuletenio mokslininkai nustatė pasaulio pabaigos laikrodį, likus 85 sekundėms iki vidurnakčio. Tai artimiausias taškas pabaigai, kokį šis laikrodis yra užfiksavęs per visą savo istoriją. Arčiau nei per Kubos raketų krizę. Arčiau nei kada nors anksčiau. Ir tai, ką dabar daro Jungtinė karalystė, nėra susirūpinusios Europos salos izoliacinė reakcija. Tai yra visos civilizacijos ženklas, kad patogi taikos era baigėsi. Kas bus toliau, niekas nežino. Tačiau Jungtinė karalystė pagaliau pabudo. Vokietijos kareivinėse keliais metais prieš invaziją į Ukrainą vokiečių kariai treniruojasi rikiuotėje. Tik jie nelaiko šautuvų, jie laiko šluotų kotus, nes nebuvo pakankamai šautuvų sandėlyje. Tai yra turtingiausios Europos šalies kariuomenė ir lyg to būtų negana, 2022 m. vasarį, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, ta pati Vokietija pateikė savo pirmąjį karinį pasiūlymą Kyjivui. 5000 šalmų. Ukrainos sostinės meras viešai pavadino tai pokštu. Tai buvo miegantis Europos milžinas. Tačiau šiandien po 4 metų kažkas pasikeitė. Ir dėl to kaltas vienas žmogus. Žmogus, kuris dėl to labiausiai gailėsis. Nes Putinas, kai 2022 metais įsiveržė į Ukrainą, turėjo vieną įsitikinimą. Jis manė, kad tiksliai žino, kaip vakarai ir Vokietija sureaguos. Dabar, kad suprastumėte, kas įvyko, turite žinoti, kaip Vokietija pasiekė dugną. Po Šaltojo karo pabaigos 1991 metais Vokietija priėmė sprendimą. Ji nusprendė, kad didžiųjų karų laikai baigėsi ir pradėjo išardyti savo kariuomenę metai po metų. Tarp 2007 ir 2017 metų turtingiausia Europos šalis gynybai skyrė tik 1,2% viso per metus sukuriamo turto. Palyginimui, bet kuri NATO narė turėjo pareigą išleisti bent 2%. Ir žala pradėjo ryškėti. 2018 metais Vokietijos oro pajėgos turėjo 128 Eurofighter naikintuvus. Veikė tik 4. Kiti 124 stovėjo ant žemės.
2022 metų pradžioje, likus kelioms dienoms iki Rusijos invazijos, Vokietijos kariuomenės vadas generolas Alfonsas Maisas paskelbė frazę, kuri apskriejo visą pasaulį. Jis pasakė, kad jis beveik neturėjo jokių priemonių. Nes dešimtmečius Vokietija tikėjo, kad verslo ryšių palaikymas su Rusija užtikrins taiką. Rusiškos dujos, milijardų eurų vertės sutartys, didelė prekyba. Tačiau šis statymas baigėsi 2022 metų vasarį. Ir būtent tada milžinas pradėjo judėti. 24-22 metų vasario dieną Rusija įsiveržė į Ukrainą. Praėjus 3 dienoms, Vokietijos kancleris Olafas Šolcas parlamente paskelbė apie 100 milijardų eurų per metus skubios pagalbos fondą. Ta pačia akimirka, be jokių diskusijų. Jis tą akimirką pavadino Zeitenwende. Tai reiškia epochos lūžį. Šis žodis tapo antraštė visame pasaulyje. Tačiau tai, ką padarė Šolcas, buvo tik pradžia, nes po 2 metų vyras vardu Friedrichas Merzas tapo kancleriu. Ir Merkas padarė tai, ko ne vienas Vokietijos kancleris nedarė per 80 metų. Jis perrašė Vokietijos konstituciją. Dešimtmečius Vokietijos konstitucijoje buvo taisyklė vadinama Schuldenbremse. Skolos stabdis, kuris ribojo išlaidas, kiek vyriausybė galėjo išleisti. Įskaitant ir kariuomenę. Merkas įtikino parlamentą išbraukti karinės išlaidas iš šios taisyklės. Kitaip tariant, jis suteikė Vokietijos kariuomeniai neribotą finansavimą. Ir tada Vokietija pradėjo leisti pinigus. Pradėkime nuo oro, nes būtent čia pokytis yra labiausiai stulbinantis. Vokietijos karinės oro pajėgos atsisako savo tornado naikintuvų, senų lėktuvų iš šaltojo karo laikų. Ir perka F-35 lėktuvus. F-35 yra pažangiausias vakarų naikintuvas. Nematomas daugumai radarų. Bet štai svarbiausia dalis. Vokietija dalyvauja NATO branduolinio dalymosi programoje nuo 70-ojo dešimtmečio, kai gavo pirmasias bombas. Amerikietiškas B-61. O nešti šias bombas buvo tornado naikintuvų užduotis, kurie dabar išeina į pensiją. Nuo 2030-ųjų F-35 perims šią užduotį. Kitaip tariant, Vokietija atnaujina savo branduolinį pajėgumą, naudodama moderniausias vakarų technologijas. Šalis, kuri prieš 80 metų pralaimėjo pasaulinį karą, dabar skraido pažangiausiais pasaulio lėktuvais, pasirengusiais, jei reikės, dalyvauti branduolinėme mūšyje. Ir tai dar ne viskas. Vokietija kuria, bendradarbiaudama su kitomis Europos šalimis, bepiločio naikintuvo projektą vadinamą Airbus Wingman. Valdomas dirbtinio intelekto. Kitaip tariant, ta pati šalis, kuri 2018 metais turėjo tik 4 veikiančius naikintuvus, dabar turės naikintuvus skraidančius be piloto. Dabar nusileiskime ant žemės. Vokietija ruošiasi pasirašyti didžiausią karinį kontraktą savo istorijoje. Projektas vadinasi Arminius. Pavadinimas yra duoklė senovės germanų vadui, kuris prieš 2000 metų nugalėjo romėnus. Sutarties vertė – 40 milijardų eurų. Už šią sumą Vokietija įsigys iki 1800 kovinių šarvuočių Boxer. 1800. Kad įsivaizduotumėte, visas Brazilijos kariuomenės arsenalas turi apie 400 kovinių tankų. Vokietija perka daugiau nei 4 kartus tiek šarvuočių vienu kontraktu. Ir įdomiausia yra tai, kas juos gamina. Įmonė vadinasi Rheinmetall. Dešimtmečius po Antrojo pasaulinio karo niekas Vokietijos visuomenėje nenorėjo būti matomas kaip bendradarbiaujantis su ją. Ginklų gamintojas buvo laikomas blogu dalyku. Šiandien Rheinmetall vertė biržoje yra didesnė nei Volkswagen. Taip, jūs išgirdote teisingai. Įmonė gaminanti tankus yra vertingesnė už didžiausią Vokietijos automobilių gamintoją. Štai kas nutinka, kai visos šalies mąstysena pasikeičia. Tačiau šiuolaikiniai armijai reikia daugiau nei tik tankų ir lėktuvų. Jai reikia nuotolio. Ir būtent čia Vokietija taiso 80 metų spragą. Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, dėl politinio pasirinkimo ir pokario apribojimų, Vokietija visada priklausė nuo sąjungininkų, kai reikėdavo smogti tolimose priešo teritorijose. Jei reikėdavo smogti taikiniui, esančiam daugiau nei 500 km atstumu, reikėdavo prašyti leidimo. Dabar nebereikia.
Vokietija perka 400 amerikietiškų Tomahawk raketų. Tomahawk raketos turi iki 2000 km nuotolį. Tai reiškia, kad paleistos iš Vokietijos teritorijos, jos gali pasiekti taikinius Rusijos gilumoje, įskaitant didelius miestus, tokius kaip Maskva ir Sankt Peterburgas. Tai yra tolimojo nuotolio smūgis, kurio Vokietija niekada neturėjo, ir jis perkamas dideliu mastu. Bet štai detalė, kuri įrodo, kad ši transformacija yra tikra. Ir Rusija jau tai žino. 2024 m. Liepą, praėjus 2 metams po to, kai Vokietija pradėjo rimtą persiginklavimą, Amerikos žvalgyba atskleidė vykdomą planą, rusų planą nužudyti Arminą Papagerį. Arminas Papageris. Jis yra Rheinmetall prezidentas, žmogus, kuris gamina tankus ir artilerijos sviedinius, palaikančius Ukrainą kare. Papageris buvo tik vienas iš daugelio Europos gynybos vadovų pažymėtų mirčiai. Amerikos žvalgyba perspėjo Vokietijos vyriausybę, kuri sustiprino apsaugą. Planas buvo sužlugdytas. Tačiau Rusijos žinutė buvo aiški. Tie, kurie gamina ginklus nukreiptus prieš Rusiją, tampa taikiniais. Rusija suprato anksčiau nei Jungtinės valstijos ir vakarų Europos šalys, kad Vokietijos persiginklavimas yra tikras. Ir bando sabotuoti, gąsdinti, žudyti. Tik traukinys jau išvažiavo iš stoties. Dabar vien technika kariuomenės nesudaro. Kariuomeniai reikia žmonių. Kad įsivaizduotum, šiandien Vokietijos kariuomenėje yra 182 000 karių. Tai nedidelis skaičius šaliai, turinčiai 80 milijonų gyventojų. Vokietijos tikslas yra pasiekti beveik 500 000 apmokytų karių per artimiausią dešimtmetį, įskaitant aktyviąją tarnybą ir rezervą. Ir rodikliai krypsta teisinga linkme. 26 metais paraiškų į Vokietijos kariuomenę padaugėjo 20%, palyginti su 25 metais. Visa vokiečių karta, kuri užaugo niekada negalvodama apie tarnybą, dabar beldžiasi į kareivinių duris. Vyriausybė taip pat vėl svarsto idėją, kuri buvo palaidota 2011-aisiais. Privalomas šaukimas į kariuomenę. 14 metų tarnauti Vokietijos kariuomenėje buvo neprivaloma. Dabar, jei savanoriška tarnyba nebus pakankama, šalis privers. Tačiau pats simboliškiausias žingsnis dar buvo ne šis. Pažvelk į Europos žemėlapį. Eik į rytus, tu rasi Lietuvą. Maža šalis, tikrai maža, kuri ribojasi su Baltarusija, artimiausia Rusijos sąjungininkė. Lietuvoje Vokietija ką tik dislokavo visą brigadą. 45-oji šarvuotojų brigada, 5000 vokiečių karių iki 2027 metų. 150 km nuo sienos su Baltarusija. Ir čia prasideda istorinis akcentas. Tai yra pirmasis vokiečių brigados dalinys, nuolat dislokuotas už Vokietijos ribų nuo 1945 metų. Pagalvokite, kokia tai svarba. Praėjus 80 metų po Antrojo pasaulinio karo, vokiečių kariai vėl yra rytų Europoje. Tik šį kartą jie čia ne kaip užkariautojai, o kaip gynėjai. Tai vaizdas, kurio daugelis vyresnių europiečių niekada nesitikėjo pamatyti. Ir ne vienas rusas to nesitikėjo. Lieka tik vienas klausimas. Ar turėdama visą tai, Vokietija spės pasiruošti laiku? 2026 metais vokiečių laikraštis Die Welt kartu su kariniais analitikais ir buvusiais aukšto rango pareigūnais surengė karo simuliaciją, karo žaidimą. Scenarijus buvo toks. Rusija sufabrikuoja humanitarinę krizę Kaliningrade, Rusijos teritorijoje, apsuptoje Lietuvos ir Lenkijos. Tada ji panaudoja tai kaip pretekstą siųsti kariuomenę ir įsiveržė į vieną Lietuvos miestą. Ir žinote, koks buvo simuliacijos rezultatas? Per kelias dienas Rusija užėmė miestą. Vokietija dvejojo. NATO buvo per lėta. Rusija laimėjo. Vokietijos kariškiai šį rezultatą priėmė rimtai. Ir generolas Karstenas Brojeris, Vokietijos kariuomenės vadas, nustatė oficialų terminą. Iki 2029 metų Vokietija turi būti pasirengusi karui. Nes iki 2029 metų, pasak Vokietijos žvalgybos, Rusija bus atstatysi kariuomenę, kurią prarado Ukrainoje. Ir galės išbandyti NATO. 4 metai. Tiek Vokietija turi laiko.
Prisimeni, kai pradėjome šį vaizdo įrašą. Vokietijos kariai treniruojasi su šluotų kotais. 5000 šalmų pasiūlytų kaip karinė pagalba. Kijevo meras tai pavadino pokštu. 2022 metais tokia buvo Vokietija. 2029 metais Vokietijos karinis biudžetas bus didesnis nei Prancūzijos ir Jungtinės karalystės kartu sudėjus. 7 metai. Ta pati šalis. Kitas lygis. Ir dabar prisimink vaizdo įrašo pradžią, kai kalbėjome apie Putiną, kuris tikėjo, Kad jis tiksliai žinojo, kaip vakarai ir Vokietija reaguos į Ukrainos invaziją. Taigi dabar jūs žinote atsakymą. jis negalėjo labiau klysti. Vokiška pabaisa yra paleidžiama nuo grandinės, o Putinas buvo tas, kuris nukirto grandines. Putinas manė, kad įsiveržęs į Ukrainą, jis susilpnins vakarus. Jis manė, kad susiskaldžiusi Europa su pacifistinė ir nuo rusiškų dujų priklausoma Vokietija nesugebės tinkamai sureaguoti. Jis apskaičiavo, kad laikas bus jo pusėje. Jis apsiriko. Žmogus, kuris norėjo paklusnios Europos, dabar jam teks susidurti su Vokietija, ginkluota iki dantų 5-osios kartos naikintuvais, 1000 tankų, raketomis galinčiomis pasiekti Maskvą ir nuolatinėmis pajėgomis prie Baltarusijos sienos. Visą tai jis pats padėjo sukurti, nors ir nenorėdamas. Ir dabar jau per vėlu visą tai atitaisyti. Visi sakė, kad NATO be Jungtinių valstijų būtų katastrofa. Aš esu nustebęs dėl NATO, nes mes išleidome trilijonus dolerių NATO. Pagalvokite apie trilijonus per daugelį metų. Daugybė trilijonų dolerių. Aš nesu visiškai patenkintas, kai mes jiems padedame su Ukraina. Žiūrėkite, Ukraina būtų žlugusi per vieną dieną, jei nebūtume padėję. analitikai, žurnalistai, net sąjungininkai nepasitikėjo. Ir tada Europa surengė didžiausias alijanso karinės pratybas 2026 metais. Be ne vieno amerikiečių kareivio vadovybėje. Ir tai veikia geriau nei bet kas, ką Putinas šiandien gali surengti. Tai nėra nuomonė, tai yra tai, kas įvyko Baltijos šalyse šių metų sausį ir vasarį. Yra vienas dalykas, dėl kurio Vladimiras Putinas lažinasi jau dešimtmečius. Paprastas statymas, bet jis palaiko visą Rusijos karinę strategiją rytų Europoje. Statymas yra toks. Vakarų alijansas kalba greitai, bet veikia lėtai. Tuo momentu, kai būtų užpulta sąjungininkė šalis, alijanso nariai pradėtų diskusijas. Skambintų vieni kitiems. Jiems prireiktų dienų, galbūt savaičių, kad perkeltų karius, įrangą, kurą. Ir per tą laiką, per tą paralyžiaus langą, Rusija jau būtų gavusi tai, ko norėjo. Tai ne teorija. Tai patvirtino ir pačių vakarų karinės pratybos. Alijansas atvyktų per vėlai. Tačiau po viso tuo slypėjo dar didesnis klausimas. Klausimas, į kurį niekas nežinojo atsakymo. Ar skirtingos šalis, turinčios skirtingas kalbas, skirtingas armijas, skirtingus interesus, gali veikti kaip viena jėga, kai to reikalauja aplinkybės? Šis klausimas liko atviras dešimtmečius, bet šis statymas Buvo išbandyta. Ir rezultatas nebuvo toks, kokio Kremlius tikėjosi. Alijansas žinojo, kad turi išspręsti šią problemą. O sprendimas buvo tai, ko mažai kas tikėjosi. Šių metų sausį organizacija aktyvavo tai, kas neegzistavo jau 2 metus. Sąjungininkų reagavimo pajėgos sukurtos specialiai greitai reaguoti į bet kokią ekstremalią situaciją. Koncepcija paprasta. Iš anksto nustatytos įvairių šalių pajėgos, kartu apmokytos, pasirengusios judėti per kelias dienas, o ne savaitės. Pratybos Steadfast Dart 2026 buvo didžiausias šių pajėgų išbandymas. Iki šiol 10 000 karių iš 13 šalių vienu metu judėjo sausuma, jūra ir oru iš skirtingų Europos taškų į Vokietiją. Per kelias savaitės, o ne mėnesius. Taip dar niekada anksčiau nebuvo pavykę. Ir pirmą kartą per ilgą laiką vakarai ne tik žadėjo, bet ir įrodinėjo. Be Jungtinių valstijų vadovavimo, vadovaujant Vokietijai. Ir tai suveikė. Pagaliau Europa pabudo. Ir įrodė, kad kai nusprendžia veikti, ji veikia.
Vokietijos gynybos ministras asmeniškai stebėjo manevrus. Jo pareiškimas buvo trumpas ir tiesus. Aljansas yra vieningas ir pasiruošęs veikti. Tai nebuvo kalba. Tai buvo tai, ką jis matė savo akimis. Tačiau pratybos atskleidė tai, ko joks oficialus pranešimas pasaulio nebuvo paruošęs pamatyti. Pabandyk atspėti, kas nutiko toliau. 2026 m. vasario 20. Baltijos jūra. -5 laipsniai šalčio. Sniego audra, stiprus vėjas. Sąlygos, kurios sustabdytų bet kokios mažiau pasiruošusios pajėgos operacijas. Iš Turkijos karo laivo Anadolu denio pakilo dronas. Jis skrido virš užšalusios jūros. Jis aptiko taikinį. Jis paleido 2 tikslės raketas. Pataikė. Ir jis vienas pats savarankiškai nusileido atgal į laivą. Atrodo paprasta, bet taip nėra. Tai buvo pirmas kartas Aljanso istorijoje, kai kovinis dronas pakilo nuo laivo, atakavo taikinį jūroje ir sugrįžo. Tai niekada anksčiau nebuvo nutikę. Ir būtent Turkija parašė šį skyrių, ne Jungtinės valstijos, ne Jungtinė karalystė. Turkija, naudodama savo šalyje sukurtą technologiją Baltijos jūroje prie pat Rusijos sienų. Ir tai turi pasiekmių, kurios peržengia simbolinę reikšmę. Palyginti nebrangus dronas veikiantis nuo laivo priverčia priešą investuoti į vis brangesnės gynybos sistemas. Išteklių, kurių Rusija šiuo metu paprasčiausiai negali nukreipti nuo Ukrainos. Ir tai nebuvo tik dronas. To paties pratybų metu ispanų kariai nėrė į ledinius vandenis, kad paruoštų pakrantę prieš išsilaipinimą. Vokiečių naikintuvai patruliavo oro erdvėje. Turkijos ir Ispanijos specialiosios pajėgos nusileido iš sraigtasparnio paplūdimyje, dengiant ugnimi. Viskas buvo koordinuota. Viskas buvo integruota. 13 šalių veikė kaip vienas organizmas. Tai yra tai, ką Putinas dešimtmečius sakė, kad niekada neįvyks. Aljanso generalinis sekretorius šį skaičių paskelbė šių metų sausį. Rusija Ukrainoje kas mėnesį netenka nuo 20 iki 25 tūkstančių karių. Per mėnesį. Vakarų vertinimais nuo 2022 metų. Rusija jau patyrė daugiau nei 1 200 000 nuostolių tarp žuvusiųjų ir sužeistųjų. Rusija ir Kinija nuolat kartoja, kad vakarų aljansas yra miręs, padalintas ir susilpnėjęs. Tuo tarpu 13 šalių veikia kartu kaip viena kariuomenė. Niekam nereikėjo skambinti Jungtinėms valstijoms ir prašyti leidimo. Pagalvok apie tai akimirką. Kol aljansas treniravosi integruoti dronus, aviaciją ir sausumos pajėgas, Rusija siuntė savo karius prieš Ukrainos pozicijas. 1000 gyvybių kaina per savaitę, izoliuota, be tikrų karinių sąjungininkų. Griebdamas iš šiaurės raketų ir Irano dronų, kad bandytų išlaikyti karą, kuris, pasak pačios Rusijos vyriausybės, turėjo baigtis per kelias dienas dar 2022-aisiais. Putino statymas nesužlugo atsitiktinai. Jis žlugo todėl, kad aljansas pasikeitė, o jis to laiku nepastebėjo. Tačiau dabar prasideda dalis, kurią dauguma ignoruoja. Steadfast Dart nebuvo pratybos, tai buvo repeticija. Sąjungininkų reagavimo pajėgos augs, pratybos intensyvės. Aljansas nesitreniruoja tik scenarijui. Jis treniruojasi visiems scenarijams. Europa, kuri 100% priklausė nuo Jungtinių valstijų savo gynybai, tampa istorija. Ne todėl, kad amerikiečiai pasitraukė. Jie vis dar išlieka didžiausio aljanso ramsčiu, tačiau todėl, kad Europa pagaliau nusprendė nepasikliauti vien tik jais. Tai buvo tai, ko Vladimiras Putinas labiausiai bijojo. Ne aljanso, kuriam vadovauja Jungtinės valstijos, o aljanso, kuris veikia ir be jų. Ir atsakymas į tą klausimą, kuris liko atviras dešimtmečius, ar skirtingos šalys gali veikti kaip viena, atsakymas bent jau kol kas yra taip. Ir 2026 m. vasarį Baltijos jūroje, sningant ir esant -5 laipsniams, ši sąjunga egzistavo pirmą kartą. Nuo betoninės piramidės Lietuvos pasienyje iki vokiško nematomo naikintuvo. Nuo šnipinėjimo povandeninio laivo Atlante iki turkiško drono virš užšalusios Baltijos.
Tai viskas ta pati istorija. Žemynas, kuris 30 metų miegojo tikėdamas, kad taika yra amžina. Ir kuris dabar lenktyniauja su laiku, kad apsisaugotų. Niekas dar nežino tik vieną, ar užteks laiko. Putinas mano, kad ne, Europa mano, kad taip. Ir artimiausi metai parodys, kas buvo teisus. Jei ši analizė privertė tave pažvelgti į pasaulį kitaip, palik savo komentarą žemiau. Pasinaudok progą pasidalinti su tais, kuriems reikia suprasti, kas yra svarstoma, ir užsiprenumeruok kanalą. Ši istorija tik prasideda. Iki kito vaizdo įrašo.